Labas rytas. Labas rytas. Padjom. Kas jau dabar atsikėlė jau. Galvoju, всё, einu žadinti, kiek galima miegoti. Šiukavos atsigėriau. Pažadinai. Ką? Pažadinai, tau pasisekė. A užviri vanduo jau. Ir kovšice. Čia mano kovšice. Kur kojas pasidėti. Kaip miegojai? Ar aš? Nu, Laik miegojau. nešikai man Šiąnakt jau buvo šilta. Jau net nusiklojęs miegojau. Nu kur, aš irgi visiškai įsirengiau. O žiūrėk, kranai vandens, dabar tik pamačiau. Vandens kaip prisipilti. Jo, čia... Geras. Tai va, mes Serbija. Vakar vakare buvo 14, kiek šilumos. Labai gerai. Ir dabar tas pats. Tiesa, labas rytas visiems. Tokie dar apduję. Tai kavytės atsigeriam, košytės suvalgom. Mano kuskusinė košė. Ir lėksim, žiūrėsim, matysim. Tokia Jolanta nuėjo ieškoti vandens, padelių įsiplauti. Šliūkšti kliurnas. Kaip gerai, viskas paskaičiuota, viskas pagalvota. Nu ką, prasidėjo rytiniai puoškis, ruoškis. Cecki, pacecki. Toks įdomus klausimas moterim. O kodėl moteris taip išsižioja, kaip blakstienas? Dažasi blakstienas ir išsižioja. Čia, ta prasme, kas yra, kad... Geriau. Ai, jos padidėja, didesnės pasidaro Jo. blakstienas. Taip, išsižioja, kad... Ja. Vat feną neturim. Nėra rozetės. Tai aš galiu papūst kaip fenas. Išvažinėjam ir lekiam link Belgrado. Dabar yra 7, be 17. Skaičiavom vakar, nuvažiavom 1120 km. Eik, tu sa. Eik, nu pavarė museliokai, nu Salambija varo. Nu bet, ar buvom pavargę jau vakar? Ne. Visai normaliai buvo. Normaliai, gerai. Nu bet ką padarysi, kartais reikia pravažiuoti, kad dabar jau nuo šiandien pradėsime mėgautis. Eina tos košės pabaigti, kokią neskani blemba. Oi, bet reikia biškį. Kuskusas su sūriu, nežinau. Mokamas kelias. Mokamas kelias. Taip. Dar irgi ruošti piniginę. Visadas. Jo, Tai nuo Visadas greičiau bus. jo, pažymėtai yra. Ir bijai dinarai yra, tai 1 euras 116 dinarų, tai oho, labai sunku skaičiuoti. Bet tai čia kaip normaliai sėdė, žiūrėk, Vengrijoje. Vengrijoje 1 euras yra 400 tų forintų. Nu, čia kai nikės, tai nu, sunku skaičiuoti. Kelias tuščias. Ką manau, Salambija? Tas pirmas jausmas Serbijoje atsikėlus. Vakar kažkaip nejautėjai, bet šiandien įeini į kolonėlę, tu lyg eini, pavyzdžiui, ir sėdi ten. Nu, aišku, žmonės ten nieko tokio, nepiktybiniai, bet ta prasme sėdi tie, nu, kaip čia pavadinti, babajai, tokie tamsaus gymio, kaip čigonai tokie, žinai. Iš karto pirma asociacija tokia, taip, žinai. Bet taip pat to kažkaip... Bet įdomiai, kad su rūkimu viduj sėdi rūko, čia taip... Kaip Bosnijoje buvo. Bosnijoje taip pat buvo jo. Kolonėlė viduj už staliuko sėdi rūko, Kaip juokingai. atsileido. Tai ką jūs tau galvojat? Kaip labas rytas serbiškai? Rusiškai, tik tai prieš utro pridėta jot raidė. Tai dobra utro, dobra jutro. Jau, į žmonės panašėjam, jau biškį. Prakutė, kavikės, košės negaliu pabaigti. Fui, kokia neskani košė. Tavo grikiai irgi neskanus buvo. Grikelė, grikiai. Bet aš tai sekčiau dar vieną kavos. Nu tai tu gėriai. Aš tai vieną kavos gėriau. Razečių nėra, telefonas ryte įsikrovęs, galvoju, į kolonėlę
pasikrausiu telefą. Nėra, ta prasme, rozečių iš vis šiaip belia kokio degaliniai visur yra rozetės, o čia nebuvo. O tokie dėliški. Blemba, kokie tulikai, kaip baisus. Tai irgi neskani, tai kažkoksai prieskonis. Tau patiko kava? Jo, priminė vaikystę, Vasarą. jaunystę, kažkada būdavo vasara tokia kava. Eik tu man kažkokia. Į pietus. Gerai, važiuojam. Man tai iš vis priminė. Bet aš noriu dar vieną dalyką, atsiprašau, pertrauk pasakyti. Palauk, man priminė tą, kur būdavo ta kava tokia MK, ta tokia, iš vis papiguški tokia. Ką tu norėjai pasakyti? Norėjau pasakyti, kad ateini į kolonėlę, pasižiūri televizorių ir kaip jūs galvojat, ką ten transliuoja. Nekalbėk. Putlerį rodo kalbantį. Nu tai čiagi Serbija. Va Serbijoje yra Avalos kalnai, kalnų masyvas. Vis matosi, jau matosi. Taip gražiai. Aha. Pats negali dariau. Ką? Nežinau. Sakė, negalima paveiksluoti. Gerai. Daugiau privarė. Ką? Daug privarė. Toj bus čia. Pain card. Nu, žiūrim, ką turim. Ką? Kiauliukus nors. Tokie paršeliai. Hello. 4,21 sumokėta už kelią. Hvala tai. Hvala, tai ačiū. Įvažiuojam Novi Sad. Į Naują Sodą įvažiuojam tikriausiai. Nežinau, kaip verčiasi. Ką labai šilta būtų, nėra. Nu, bet dar yra anksti. Po 8 dar tik tais. O mes jau keli. Po tiltu galėsi važiuoti. Stop. Kairėn. Tiesiai laikomės dešinės. Neaiškiai gerai. Sakai, kad nori būti šturmanas. Neaiškiai gerai. Gražiai šturmanaujo, tai sako neaiškik. Bet tokiu įsakmiu tonu. Kitą kartą Dešinėn, kairėn. Sakyk, prašyčiau pasukti į dešinę. Reikia pasivalyti, kad švariai būtų. O, kad Novi Sad matytųsi. Įsišakojame, laikomės dešinės. Dunojus. Jeigu rašo Dunav, kas čia smirda? Geri. Dunojus. Mes Klaipėdoje. Bigas, ve. Hašemas. Naujasis sodas. Gyventojų rašo 382 tūkstančiai. Naujasis sodas. Įrašinėta. Miestelis tai toks atrodo.
Na. Pasižymėjau vietą, privargom, kol susimokėjom, einam. Šiuo metu mes esame miestelyje Nova Sad. Naujas sodas. Einame žiūrėti žymių kokių nors vietelių. Einam tokią kaip senamiesčio zoną. Ką rašo? Normaliai? Taip, aš norėčiau dabar pasakyti, taip, normali kaina yra, palauk, ne taip, atsisuk prie palmės mane. Taip, normali kaina yra 4 eurai, 5 eurai antras patiekalas. O koks pirmas patiekalas? O pirmas patiekalas nėra. Kažkoks keistas pavadinimas. Va, dėl jos ėjom pasižiūrėti sinagogos. Kelių pažeidinėtojai, kam bėga per kelią. Kaip namie. Dar kažkokia čia ateinam. Bažnytėlą. Čia ne kryžiai, tai parodysim. Įdomiai. Kas čia tokia yra? Krikščionių reformatų bažnyčia. Kokia graži žvaigždutė. O kodėl ne kryžius? A mes beatsiminsim, kur eiti. Ką? Čia tokios gatvelės, blemba. Norėtum tokį hoselį? Čia samaškinis gerai. Nu. Stovim vidury sankryžos. Eisim ieškoti mašiniuko, kur yra. Kaip tau, Nova, tasai miestelis? Miestelis kaip miestelis. Jau, blėt, įvarvolinau kažkur. Eik tu namas. Seliokai. Nu, palauk manęs. Bėgi, kaip namuose, kaip Klaipėdoje. O ką daugiau žiūrėti senamiestį? Tik tais bažnyčios. Visokie chramai. Arba einam dabar ne Matiuškų, gal išlysim kur. Blemba, visiškai einam, taip našaram. Aš tikiuosi išlysim. Taip. Einam šičia. Nu, išvažinėjam. Frušką gorą reikia dabar surasti mums. And I feel like I'm about to explode.
13% nuokalnė bus. Jo papa. Dabar kylam. Oi. Paskui visą tai reikės nusileisti. Einam pažiūrėti, kas ten buvęs gyvenamasis namas, čia kažkoks. Prisigandau. Čia dar spinta likusi. Bandau eiti. O blemba. Foteliukai. Kažkokia. Čia bariukas buvęs. O jau išdaužyta viskas. Eiktų način. Sigandau. Vieni stiklai. O popierių kiek? Knygos kažkokios. Lipi laiptais. Kažkokie čekiai, blankai, čekiai. Čia gal bariukas koks buvęs. Ajo, papa. Einu pažiūrėti į antrą aukštą, kas čia. O, raudonais kilimais. Eglutės numestos. Viskas išdaužyta. Aš čia. Puseliokai pipinam laukan iš čia. Einam vodopadą geriau ieškoti. Buvom apleistam viešbutį, bet rezervacijos mums šiandien nepadarė. Tai ką, nėra šiandien rezervacijos? Nemnemuką darysim. Kas šiandien pietums? Česnakas. Ir šiandien vėl kumpis. Aš noriu, blemba paršas. Žuvies norėčiau. Eik, man ten va yra upelis, pasigauk. Ar nėra mašinai žuvies? Ir štai mūsų pietukai. Turim ir virtuvę, ir dujinę. Ne. Ir gražią žmoną. Nepvis. Nepirsiu. Kaip visada valgom karštą maistą. Ne restorane, ne bare. Naudojam šitos sausus. Pavėsinė, grybukas, staliukas. Na, paliekam Fruškagorą. Nacionalinis parkas. Į Naisviečikę atvažiavom. Palauk, aš noriu iš viršaus. Vėlai kamenį, o kokie raudonos. Dirba žmonės. Kokie akmenai. Jie paparė. Sargiai dariau. Blemba, kaip turėjom šokelį. Viskas, važiuojam į navigaciją, visiškai pastrigo, nežinom, stovim kryžkelį. Kalno viršūnėje kryžkelį. Į viskas, nežinom, kur važiuoti. Įsijungiam avarinį, stojam, žiūrim, ieškom interneto,
sustoja vienas žmogus, kažką sako, išlipo, bėga link mūsų. Dar vieni Kita šalia sustoja, žinai, problem klausia. Sako, kur važiuot, sakom, net nežinom, pastrigo, kur važiuojam. Tai... Sakom, į Belgrado pusę. Tu sako, čia interneto nėra. Nu, tai parodė, kad grinai kryžkeliai tarp 4, va taip kelių ir nežinom, kur sokti. Ir iš tikrųjų, kaip daug kas sakė, serbai tikrai tokie. Blemba, 2 mašinos sustojo padėti, o aš kai įsigandau, galvoju, jėtau. Paskui jau rodau, kad prie Karolio tilto, ne tilto, kur ten mes ten važiuojam. Nu, nesvarbu, kur važiuojam. Jau stogą rauda eiktų, na, čia ir atsiko puikiausiai, nu, job štararai. Geriau nieko nesakysiu. Įvažiavimas ne į tą kelią lėmė, aš nežinau kiek, 15. Pasukite dešinėn. 15 minučių apvažiavimą. Kuris kainavo 60 euro centų. Eik, tu čia už tą kelią mokysi, tai dzimbala laiką. Bet tai putvala, keliai eina šalimais. Bulių nereikia. Ir įveda kažkokią į miestelį tokią, kur 3 priebalsiai vienam. Kartą pradėti žiopsi. Sėdam. Aš nežinau, Gryno Serbijos kelias toks. Grynai Serbija, nu? Nu, Grynai. Ir šūdavo prikakuot ant kelio pilno. Grynai Serbija. Ne, susimokėti už kelią kokią eilutę. Nu, bet tai čia. Honey, put your phone down. I know you've been hurting. This spiral's a lonely road. Take my hand and listen. Maybe one day you'll cross paths and you both got new perfumes. And the life you used to live is left within that old apartment. Maybe nothing's said and done, and your chest is set on fire. But I promise you there's nothing but a cold heart. Tai kur mes esam? Belgrado širdyje. Čia visko yra. Čia visi taškai, kuriuos esam pasižymėję pažiūrėti. Ir vartai, ir barbakanai, ir visi taškai, ir visi paminklai. Vidino vartai. Kokie va meteliai. Nu, reikės biški. Kol apeisim viską, visą šitą teritoriją. Pakliuvom į vestuvės. Kur tu pastrigai? Mes čia tiek žiūrėsim. Nežinau. Ir jeigu kas pasakys, kaip fainiai mieste, nematau nieko čia fainaus, kiek adrenalino. Tingas išlauktas McDonald's ir praktiškai dėl interneto pasikrauti ir greito interneto ir pajiesma tuo pačiu. Ajiesma. Kokiu tiltu važiuojam. Geležinkeliu savo važiuojam. Kažkas sakė, kad Rusijoje kažkur tai taip yra. Got this feeling inside that I can't put aside.
Although I thought I was fine when I left you behind, I know I loved you. I got this feeling inside that I can't put aside because I want you. Although I thought I was fine when I left you behind, I know I loved you. Got this feeling inside that I can't put aside because I want you. Although I thought I was fine when I left you behind, I know I loved you. Tikriausiai dar spėjom. Vaik su drabužiais kokiais negalima, šortus ir... Oho. Dobro kaže kad imate vreme, nešto, kad se možemo aktivirati. Kur kasa? But you can pay only with, Euro. yes. Yes. It's how you do pay in euros? Or Euro. It's 6 euros. Это Рига или... Vilnius. Vilnius. Baltic Sea. Наверх и первая лева. Aha. Galima įsakė tik su gidu. Вы впервые в Сербии? Да. Кроме Деспотовой. Она самая высокая, 32 метра. А, так это Деспотово? Да. Ори. Да, мир, Это такое спокойствие. ощущение, о, мурашки. Aha. Gyvena veikiantis vienuolynas. Так что, когда зайдете в церковь, вы увидите, что только 1/3 фресок сохранилась. Это потому, что во время османов церковь 100 лет без крыш была. И дождь во многом сыл, а также вы увидите физически. Čia šitas veikiantis vienuolynas. Угу. Kas čia? Toliau važiuokite tiesiai. Šviesas dega, lys išliks koks nors. Neparodės. Šiuo laiku važiuojam prie Krioklio. Dabar yra 7:30 vakaro. Temsta. Dar iki Krioklio yra 12 minučių kelio. Pačiu laiku. Matysim, gal ten ir apsistosim miegoti, jeigu neišvarys. Bet šiaip serbai labai draugiški. Tiesiog pasirodė, labai draugiška šalis. Tai manyčiau, niekas neturėtų išvaryti. Gamta tai tiesiog žada atimanti. Tokia graži, kad vau. Čia
Šitie žmonės, kurie gyvena, jie net neįvertina šito grožio, ką jie turi. Ai, jiem įprastas dalykas. Čia 8. Kausialambija. Ką? Einam žiūrėti, Lopodado. Budu pat šičia. Nešauk, čia parkingas. Veliki būk, tai mes buvom. Kur? Kur tau čia vodopad? Čia ne vodopad, čia vodotiok. Einam, kol nesutemo. Ką? Ar reikia įpti? Ne, o kam? Oi, koks gražus. Ir viršų dar lipsi. Wow. Labas, krioklytė. Lemba vertėja dariau. Dariau, tai gal užtenka šiandieną grožių? Taip. Reikia ieškoti, kur apsistoti, Einam ieškoti, kur mėgoti. o gal būkingą pasižiūrėti. Varom pasižiūrėti. Ką? Varom. Blemba, kol dabar sugrįšim. A tai reikia tokiu laiku baziotis. Aš nesuprantu. Kas čia dabar? Kas? Ko bliauni? Ko bliauni? Kas atsitiko? Kas atsitiko? Kas nuskriaudė? Ko nori? Ko nuskriaudė? Kas mažutį nuskriaudė? Nepyk, mes žinok, į Viešbutaną važiuojam, gerai? Ate. Ate. Jau visai temsta. Ai, už 34 eurus pasiėmėm pakeliui tokį Viešbutaną ir permiegosim. Sustojom viešbutuke, einam į savo kambariuką. Nai. Negalvoju, gal. Žiūrėk, mūsų lubos. Nu, tai aš pirmą tau sakiau, negirdėjau. Ne. Na, čia girdė karališkai, kaip za už 33 eurus, tai čia rojus. Gali pasiimti, jeigu prireiks, ko tik reikia. Va, mūsų kambariukas, tulikanas, dušanas, tik veidrodis kažkaip. Spintelės tokios, sakyčiau, sovietinės biški. Oi, glovytė. Ir čia dar... Aišku, čia nieks veltui nieko neduos. Bariukas pilnas. Reikia pažiūrėti. Palauk. Jo. Čia vanduo. O. Šnapso yra tik tai vienas. Rakija, dunė ir rakija suiva. Per langą pasižiūrėti. Baroriškai, bajoriškai. Vaizdas į kalnus.
Į šitą rai krisim. Tai irgi jau čia su rai. Įkritom į lovytę, kad atsisveikinti ir padėkoti, kad žiūrėjote, sekėte. Nepamirškite patiktuką tokį didelį padėti ir parašyti. Nu čia dabar. Tai ar tau patiko Uselambija? Kaip tau žydienelė patiko? Patiko. Ai, labai faina, labai įspūdinga vaizdai. Tai Serbija tikrai labai faina yra šalis. Ir rytoj, nors šiaip iš tikrųjų Serbijos mes labai mažai norėjome. Selė. Taip jau, kas aš? Serbijos mes mažai norėjom, bet iš tikrųjų, kai važiavam, kokia faina šalis. Kad tu čia nematai, kai tu filmuojis. Ačiū, mėlėjai, kad žiūrite. Ir šitą filmuką pažiūrėjai, va tokį liuksą didelį padėkite ir parašykite kažką. Ate. Padaryk ate žmonėms. Ate. Nu, blem. Tu su batais į lovą. Jopškulmat. Čia kaip visada, kas lieka už kadro. Nuėjau į baras, į restoraną, sakau, you have alcohol free beers? Pradėjo juoktis, no, sakau, mix, sidr? No. Blet, viselį privertė, girdi. Būtent. Tu pasink susipluvyk. Fui, paragavau. Fui.